Sveiki visi, šiandien parodysime, kaip jums instaliuoti SAMP 0.3z. Štai jisai. Ir pirmiausia, jūs turėtumėte įsirašyti GATA. Jeigu jūs įsirašite GATA ir nemokate instaliuoti SAMP, tai jums šitas video skirtas. Pirmiausia, paspaudžiame 2 kartus SAMP šitą dalyką. Spaudžiame run. Žinokite, to išjungsiu, nes čia lagins. Va čia jums kaip pasikraus, tai jūs to pamatysite. Jeigu jūs patys norite filmuoti, pavyzdžiui, tai geriausia su Bandicam. Gerai, grįžtame toliau. Tai va čia mes spaudžiame I agree. Čia nieko svarbaus nėra, tai galite tiesiog I agree spausti. O čia svarbiausia dalis. Vadiname, jeigu jums, pavyzdžiui, tuoj plaukti, išmeta va čia, jūs turite GATA San Andreaso folderį išmesti į desktopą, jums taip turėtų rodyti, jūs paspaudžiate jau vieną kartą ir spaudžiate OK. Spaudžiate instaliuoti. O jeigu šitas išlenda, spauskite ignore. Vis tiek čia nieko svarbaus nėra, vis tiek galite ignore spausti. Čia nieko svarbaus nėra, nebijokit, viskas bus gerai. Turbūt, juokauju. Tai dabar lauksime biškį, aš nežinau kaip... tuoj stabdysiu video, tai kai pasikrausiu, įjungsiu. Gerai, man pasikrovė, spaudžiame finish. Dabar žiūrėkit, nueiname į GATA San Andreas. Ir va čia rasime SAMP. Jeigu jūs norite padaryti screenshotus, spauskite F8 žaidimą ir jūs juos rasite štai čia. Tai einame My Computers. Kai jungs štai man pasikrovė, einame štai čia, kur jūsų parašyta. Va, čia bus GATA San Andreas UZ files. Paspaudžiam. Čia bus šitie 4 dalykai. Spaudžiame SAMP. Spaudžiame Screens. Ir štai čia jie visi bus. Tikiuosi jums šitas video padėjo, nors kažkiek. Spauskite laiką, įdėkite būtinai komentarą ir dėkite subscribe. Jūs labai man padėtumėt. Man reikia dabar žiūrovų. Ir turbūt darysiu dar šitos video, čia tik antras mano video, prisiminkite. Gerai, viso gero, sutiksime rytoj.